Šioje pamokoje panagrinėsime matavimo vienetų nustatymus. Prieš kuriant interjerą svarbu įsitikinti, jog programoje nustatyti tinkami matmenys. 3D Max programoje galima dirbti tiek architektūrinių vienetų colių, tiek ir metrinėje sistemoje. Pagal nutylėjimą 3D Max Design programa dirba colių sistemoje, todėl labai svarbu šios nustatymus pasikeisti. Tam meniu juostoje pasirenka Customize meniu ir sąraše surandame Unit Setup. Atsidaro Unit Setup dialogo langas. Čia susidursime su keliomis sąvokomis, tai yra Display Units ir System Units. Display Units tik nusako, kokie rodomi matavimo vienetai, tačiau iš tiesų matavimo vienetus reguliuoja System Units nustatymai. Spustelėkime mygtuką System Units, Setup, atsidaro naujas dialogo langas System Unit Setup. Čia galime nustatyti scale, tai yra mastelį, ir nusakyti, kiek vienas rodomas vienetas bus pavertus metrinėmis matavimo sistemos vienetais, milimetrais, centimetrais ir panašiai. System Unit Scale svarbu nustatyti, kad vienas vienetas būtų lygus vienam, tarkime, pasirinktam milimetrui. Taip pat galime dirbti centimetrais, metrais pagal poreikį. Tačiau, kuriant interjerus, mes visada naudosime milimetrus. Spaudžiame OK į Unit Setup dialogo langą. Display Units galime nustatyti metric, tačiau galime numatyti ir generic, tai yra vienetai bus tiesiog rodomi, bet šalia nebus nurodoma, kokie tai vienetai. Pasirenkame Generic Units ir spaudžiame OK. Nusipieškime paprastą dėžutę, pasirinkime Create, Geometry, Box ir nesvarbu kokio dydžio nusipaišome dėžutę. Matome, kad skiltyje parametrai rodomi vienetai, tačiau nėra įvardyma, kokie tai vienetai. Būtent tai reguliuoja Display Units, o mes šiuo atveju pasirinkome Generic Units. Grįžtame į Customize Unit Setup ir pakeičiame į Metric. Pasirenkame milimetras, milimetras ir spaudžiame OK. Dabar matome, kad prie parametrų jau rodoma milimetrų. Taigi jau turbūt supratote, kad Display Units reguliuoja matavimo vienetų rodymą įvardijant arba neįvardijant, kokie tai vienetai, bet pačius vienetus reguliuoja System Units nustatymai. Kokie nustatyti sisteminiai vienetai įgauna reikšmę tuomet, kai į Max programą importuojame failus iš kitų programų, tokių kaip AutoCAD'as. Jeigu viskas numatyta teisingai, tuomet importuojamas objektas atitiks reikiamą mastelį ir objektas bus reikiamo dydžio. Pavyzdžiui, importuojant kėdę, ji bus reikiamo dydžio, o ne, tarkim, dydžiu sulig visų pastatų. Dar kartą grįžkime prie Unit Setup. Čia yra dar vienas skiltis skirta šviesos matavimo vienetams, Lighting Units. Labai svarbu, kad būtų pasirinkta International, o ne American. Spaudžiame OK.